Sveiki visi. Šiandien yra spalio 21 diena ir būtent šiandien rašiau labai nuostabią meditaciją ryte, kuris spontaniškai tiesiog atėjo su noru pamedituoti. Ir šį kartą, pirmą kartą esu meditacijoje su įvairias spalvė tigro akimi, tokių kristalų. Tai labai jausis toksai tvirtumas, labai tvirtumas ir tos, kaip ir pačiame kristale, matomos linijos, sluoksniai, taip ir čia daug sluoksnių ir jie visi tokie tankus, tvirti ir labai užtikrinti savyje. Tai tas labai labai jausis. Ir ši meditacija yra apie geomagnetinės audras, saulės pliūpsnius ir kaip jie veikia žmogaus kūną, mūsų kasdienybę ir mūsų bendrą augimą. Kalbama apie evoliuciją, kad tokiu būdu mes evoliucionuojame ir kaip tie pliūpsniai paveikia mūsų kūnus. Tai yra pastovūs energiniai impulsai, kurie veikia realybės materijos pluoštus, tinklus, kuriuose mes turime savo materialius fizinius kūnus. Ir padavus daugiau energijos mes pradedame busti, atsiranda daugiau šviesos tarp mūsų ląstelių tarpeliuose. Ir ką tai visą atneša šiame meditacijos įraše, labai bus įdomu klausyti. Pati dar grįšiu ne kartą prie jo, pati išmedituosiu dar kartelį šią informaciją, bet tikrai labai labai gili ir pakeičia netgi požiūrį į tai, kas vyksta šiandien ir kaip realybė keičiasi ir kokios laiko juostos atsiranda skirtingos ir kokiamis mes kaip žmonės galime rinktis keliauti su šviesa arba likti šešėliuose. Tai linkiu malonaus klausymo ir susitiksime vėl netrukus. Apie ką nori šnekėti šiandien? Apie energijos tekėjimą, apie geomagnetinės audras, apie saulės pliūpsnius ir kaip jie veikia mus žmonės. Tai jėga, tai elektra, kuri apjungia visą gyvybę. Tai yra tas pats tinklas, visas kosmose nusėtas tinklas energijos, kuris tiesiog kiekvieną žmogų, kiekvieną gyvybę sujungia. Ir tas tinklelis, ant kurio sujungti vaikštote jūs, visa kas gyva, jame teka energija ir kartais jinai yra paduodama vienoje vietoje impulsais stipriau, kitur silpniau. Ir tas bendras nuklotas tinklas, laukas, pieva, tarsi vėjai plevėsuoja ir energija taip keliauja, taip galima sakyti, muzika kosminė. Ir dabar labai labai daug buvo Saulės sistemoje paduota šio impulso. Jis vis stiprėja ir kartais kūnas, jisai ne taip staigiai gali prisitaikyti. Jisai prisitaiko su laiku, viskas yra tvarkoje, tačiau tą impulsą, kai pagauna, jį tiesiog taip tarsi stipriai, labai taip praeina energija, kad jis net amo netenka. Reikėtų tuo metu įsižeminti, daryti dalykus, kurie teikia jums džiaugsmą, nes tie dalykai žemina jūs. Tai, kas teikia jums džiaugsmą, nes tose džiaugsmo akimirkose jūs esate savo galios vietoj. Kas tai bebūtų jums? Pomėgis, veikla, galbūt knygos skaitimas, kad ir. Bet kas, kas kelia džiaugsmą, akių pakelimas į dangų, saulės jautimas ant savo odos, paprasčiausios smulkmenos, kurios teikia jums džiaugsmą, jūs įžemina. Nes džiaugdamiesi jūs būnate šią akimirką. Ir tą tinklą energetinį priimate daug lengviau, nes jis tiesiog šios akimirkos būdu tiesiog išsilygiuoja, kaip dvi permatomos kalkės uždėję su skirtingais vaizdais, jos sueina į vieną vaizdą ir tiesiog praeina šviesa tolygiai.
per gražiai susilikiavusi harmoningą tinklą. Tai svarbiausia daryti dalykus, kurie jums kelia džiaugsmą. Tuo metu, kai labai norite įsižeminti, kai jaučiate, kad energijos labai daug parėjo. O ką daryti su ta energija, kurią gauname per visas šitas bangas? Evoliucionuoti, augti. Fizinėme pasaulyje įžeminti vis daugiau sielos ir augti. Ir siela kviečiasi kūną vis labiau augti ir lengvėti, vis labiau pereidinėti sielų pasaulį. Nes ilgą laiką labai žmonija gyveno labai materialų pasaulį, labai fizinį, labai kūnišką. Dėl to turėjote daug nesutarimų, karų, ligų įvairiausių, ideologijų visokių, dėl kurių galėdavo taip kariauti, taip įrodinėti, nes taip nesijautėte žeminti, kad reikėdavo, atrodo, ginti net savo įsitikinimus, tiesas. Visą tai keičiasi, nes vis daugiau sielos įleidžiate į šį pasaulį. Ir šitie impulsai tai padeda įgyvendinti. Jūs pradėjote vaikščioti ant tinklo, kuris pradėjo vis labiau judėti. Vis labiau banguoti ir vis daugiau jame tos nuostabios kristalinės energijos eina, kaip matau, kaip būna voratinklis gražiai ryte dar su rasa ir tokiais vandens kristalėliais. Ir jie visi juda, visi vėja plaikstosi ir ta tokia nuostabi magija, stebuklas tiesiog perina per kiekvieną jūs. Ir kūnas įgauna vis daugiau polėkio, vis daugiau dvasinės tiesos, ramybės, žinojimo, kad yra kažkas daugiau, todėl vis labiau įsižemina. Ir tai labai padėtų, kaip minėjome, dalykai, kuomet darote per džiaugsmo požiūrį. Kas jums teikia džiaugsmą? Nes tuo metu esate čia ir dabar. Jeigu galite būti čia ir dabar, tiesiog būti be jokių pomėgių, kas ir yra pomėgis būti čia ir dabar, tai yra dar paprasčiau. Bet pradžiai, kadangi daugeliui sunku tokiam greitam gyvenime, koks yra įsiprasminęs per tiek metų žmonijai ir vis greitėja, nes materija vis irgi lygiagrečiai bando irgi augti. Labai greitai laiko tempas pagreitėja, sunku kartais tiesiog nurimti ir būti čia ir dabar. Tai per džiaugsmo akimirkas, dalykus, kurie kelia jums džiaugsmą. Kaip sako, skirkite savo laiko, skirkite savo ritualams laiko, kad kas tai bebūtų kavos išgėrimas. Jisai tiesiog jūs prives prie džiaugsmo akimirkos ir buvimo čia ir dabar. Ateis laikas, išmoksite surfinti visomis bangomis šiuo tinkleliu, kur pareina energija. Energija pareina iš saulės, saulė tiesiog taip įpleskia ir jos taip nuvilnyja, nubanguoja tas tinklas. Materialus tinklas. Šitas tinklas yra išlaikantis materiją vienumoje, tam, kad jūsų kūnas, jūsų ląstelės galėtų funkcionuoti ir būti vienu kūnu. Kad jas tiesiog kaip atskiras daleles galėtų sulipdyti vieną vientisą kūną. Ir jisai galėtų tapti tvirtesnis, galėtų būti vientisas. Proto požiūriu, akies požiūriu. Bet ateina laikas šiom gijom išjudinti tarpą tarp ląstelių, tarpą tarp dalelių, kurios jungia šitą kūną ir jos užsipildo nauja energija, tokia gyvybinga, labai stipria. Realiai jos nei pažeis, nei kaip kitaip paveikti yra neįmanoma. Ji tokia stipri, kad bet kokį šešėlį tiesiog nutviskia. Dėl to materija, dėl to technologijos, visi dalykai, kas kuriami fizinėme pasaulyje, irgi bando prisitaikyti, bando skubėti, bando didinti savo dydžius, apsukas, viskame, kad lygiai taip pat išlikti. Ir ne jūs gyvenate skubėdami, prisitaikydami prie jų, o jie bando prie jūsų prisitaikyti. Bet prie šitos energijos materija, jeigu tai neįsileis į savo tarpelius šios energijos, tai prisitaikyti šansų beveik nėra. Ir sukuriamas spaudimas, kad tu turi suspėti, kad tu turi prisitaikyti, kad tu turi atrašyti, kad tu turi paskambinti, kad tu turi atlikti tiek darbų per dieną ir jeigu to nepadarysi, nepasieksi tikslų ir visi kiti laukia ir kaip čia yra.
jaučiate, koks tai yra nerimas, tai bando šitą materiją vis dar palaikyti tą raktą įsuktą, tą visą ratą veikiantį. Tiesiog darykite tai, kas jums yra malonu. Ir tas ratas evoliucionavęs susijungs su materija ir dvasingumu ir nebeliks tos įtampos, bus tik tais malonus dalykai, kurie neša evoliuciją jums, kiekvienam. Ant šito tinklelio labai skirtingų laiko linijų yra. Ir ta realybė dabar tarsi atsišakoja, tas fizinis pasaulis, kaip įsileidžia energiją tarp ląstelių, taip skirtingai jisai ir šakotis pradeda. Skirtingų linijų yra iš šonus į visas pusės. Skirtingų laiko juostų, vieni eis su vienokia materija, kiti su kitokia materija, treti su dar kitokia materija. Vienos bus tankesnės, kitos mažiau, kitos iš viso netankios. Viskas priklausys nuo to, kiek jūs tos energijos norite įsileisti šią materiją. Vieni toliau galės gyventi, džiaugtis materialiais dalykais, tais pačiais užsiimti karais ir kitais dalykais. Kitų tiesiog tai pradės nebeliesti ir tai dabar jau vyksta, išsišakoja. Kokią realybę aplink save susikuri, tokiais dalykais ir gyveni. Ir tai yra akivaizdu jau daugeliu žmonių. Sunku tai paaiškinti, nes tai dalykai, kurie Žemėje vyko tik porą kartų. Ir vyko tam tikrose grupėse. Matau Pietų Amerikos indėnus, Maču Piču, tie kalnai visi. Tai vyko tokiose mažose bendruomenėse, kurios sugebėdavo pakeisti savo laiko juostas, realybės ir tiesiog įsileidę šviesos savo materiją, savo kūną, pasirinkti kokią laiko juostą norės eiti. O dabar tai vyksta praktiškai visų Žemės principų. Visa Žemė, matau, purtosi, įsileidžia daugybę šviesos ir tos geomagnetinės audros, saulės pliūpsniai, jie įžiebia visą tą judėjimą vykti kuo greičiau, kuo įvairiau, nes visi skirtingai įsileidžia tą šviesą. Yra žmonių, kurie labai smarkiai jaučia tai. Kiekvieną pliūpsnį tiesiog apsvaigina, atrodo net proto, kūnas nesupranta, kas darosi, jisai supranta, kas darosi, tiesiog jam labai sunku prisitaikyti, jis tiesiog tos dalelės jos bando staiga gavusios pliūpsnį susijungti vėl į skirtingas formas, skirtingas geometrijas, skirtingas struktūras ir jos vėl pagauna ir vėl turi išsijungti ir vėl susijungti. Tai toks transformacinis augimas vyksta, dar bandymas susikalibruoti. Ir tai dar vyks kurį laiką. Dabar tiek kelių, tai yra kaip kosminė didžiulė centrinė stotis, dvasinė stotis, kurioje kiekvienas skirtingai ieško savo, net ieško, jie susikuria savo paties vartus, pro kuriuos norės eiti ir kokioje realybėje gyventi. Pro tos vartus išėjus visiškai kitos realybės bus. Tokios lengvesnės. Kuo daugiau energijos tos įleisite į kūną, tuo lengvesnis bus tiek gyvenimas, tiek savijauta, tiek mintis, tiek įkvėpimai. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Ruduo yra transformacija, virsmas. Ir nebereikalo tiek daug šių pliūpsnių ir energijos pokyčių liečia dabar rudenį. Jie kiaurus metus vyksta, bet rudenį ypatingai paūmėja. Nes pati gamta transformuojasi, jos struktūros transformuojasi. Ji keičiasi, protas nori sakyti miršta,
tačiau ji kaip tik primiega tam, kad galėtų vykti procesai, kurie subrandina pavasarį. Ji pasiruošia tam stebuklingam šventam miegui, kuris trunka žiemą. Tai ta akimirka, kuomet jinai ilsisi, kuomet daro tai, kas jai yra džiaugsmingai. Tiesiog būna šią akimirką, išbūna tą žiemą. Prieš vasaros transformaciją ir žydėjimą, ir vaisių skinimą, ir spalvų visą nuostabų grožį ir kvapų harmoniją. Dabar jinai pereina į šią akimirką, kai tiesiog nori išbūti, išmedituoti. Žiema yra išmeditavimo metas. O ruduo yra transformacija. Transformuojasi gamta, transformuojasi oras, transformuojasi energija, transformuojasi net dangus. Vis kitaip galite pažvelgti dangų. Vasarais vienoks, žiemą, rudenį, pavasariais vėl kitoks. Rudenį vėjai neša transformaciją, viskas neša transformaciją. Tai puikus metas savęs paklausti, kur aš norėčiau keistis, kur aš norėčiau transformuoti savo energiją. Ir su šios energijos tinklelio pliūpsniais, energijos pokyčiais aš galiu transformuoti savo vidų, transformuoti savo kūną, transformuojant savo vidų. Iš vidaus vyksta transformacija ir keičiasi materija. Energija patenka pro kūno centrą, pro visą ašį, pro viršugalvį, pro pėdas, įsisuka, sukasi, kaip dvi energijos upės. Ir tas sukimasis, tas vilkelis, jisai išsuka ir materiją pačią paveikia. Ir tada kūnas irgi keičiasi, transformuojasi, užsipildo dalelės, kur buvo tamsa, virsta šviesa, pagyja kūno dalis. Jūs gaunate atsakymus, kas ne taip su kūnu, kokias žinutes jis man siunčia, ką jis nori man pasakyti vienu ar kitu negalavimu, skausmu, nepatogumu. Iš vidaus, kai vis daugiau energijos, jūs gebate vis daugiau užmegzti dialogą su savo kūnu. Kalbėkite su savo kūnu dabar. Kalbėkite, labai daug kodų ateina. Labai daug materijos tinklelis išsijudina su energijos pulsavimu, padavimu, vis daugiau ir daugiau energijos. Ir kuo daugiau šnekėsite, tuo daugiau jūs leisite jai praeiti, jūs neblokuosite to. Jeigu pajuntate kažką, būtinai sustokite šioje akimirkoje, paklauskite savęs, ką aš dabar jaučiu ir kodėl būtent šitoj vietoj. Arba jeigu man skauda, arba ateina emocija, paklausti, kurioje vietoj kūne jinai nusėda. Kurioje vietoj nusėda, kad jos nebe užlaikytoje vietoje paleisti, ją leisti tekėti toliau tinkleliu ir užpildyti šviesą. Visus įtraukimus užpildyti šviesą ir per tą šviesą praėjus transformuoti ir visus plotus, kurie ir sudaro visą šitą kūną. Kūnas dabar įgauna sąmoningumo ir jisai labai pradeda smarkiai girdėti ir nelieka tokio didelio tarpsnio laiko tarp atsakymo ir klausimo. Uždavus klausimą, atsakymas gali pareiti tiesiog iš karto. Atsakymas gali būti parėjęs netgi anksčiau negu užduotas klausimas. Atsakymas gali būti parėjęs anksčiau netgi negu buvo užduotas klausimas. Taip yra su kūnu, su negalavimais, tai jau yra atsakymas. Ir jūs tik vėliau užduodate klausimą. Kuo daugiau bendrausite su kūnu, tuo subtilesnis bus ryšys ir tuo mažiau bus negalavimų, nes tiesiog nespės laiku ateiti negalavimas, nes jau bus užduotas klausimas subtiliame lygmenį. Tame visame energetinėme dvasinėme lygmenį bus užduotas jau klausimas ir jau bus suprasta dar nespėjus kūnui į materiją taip įsižeminti. Ir tokiu būdu ateis į kūną tik šviesos kodai, tik šviesos lengvoji energija, sveikata, harmonija, balansas. Kūnas lengvėja ir lengvėja ir lengvėja ir lengvėja. Lengvėja ir lengvėja. Žmonės, kurie vis daugiau leidžia šios šviesos, jie netgi jaunėja. Kiti pastebi, kaip jų kūnas vis jaunėja, jie mažiau sensta. Jie tiesiog įgauna tokią brandą, bet jų akys spindi, jų veidas išsilygina. Nes ta šviesa iš vidaus jinai transformuoja į materiją, jinai ją tiesiog laiku
laiku išgydo. Paleidžiu visko, ko nereikia, viską paleidžiu. Paleiskite viską, ko nebereikia. Viską, ko nebereikia. Jauskite, kai viskas išteka pro jūsų ašį, pro jūsų odą. Tiesiog palieka. Tai taip gera, taip palengvėja. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Ateina laikas, kai kūnas tampa tvirtovė, kai jisai tampa individualiu stebuklu. Ir nebelieka kovų, lygiavimuose, nes kiekvienas kūnas yra tiesiog unikalus, vis skirtingai perima, per save perleidžia šį energinį tekėjimą, šį pulsavimą tinklelio. Ir ateis laikas, jis jau ateina, jis jau yra, kai kūnas tampa tvirtovė, kai jis tampa dovana, kai jis tampa geriausiu draugu, kai jis vis daugiau šviesos įsileidžia ir negyvena gyvenimo uždaryto nuo dvasinio pasaulio. Dvasinis pasaulis yra čia, jis visą laiką buvo, tik galų gale jūs pradedate tą suvokti, tą pajausti. Ir visi atsakymai yra kūne, nes nieko kito taip smarkiai nejausite kaip savo kūno, nes jame esate susikoncentravę 100%. Sąmoningai ar nesąmoningai. Jeigu nesąmoningai, jūs gaunate žinutes įvairias, kurios pasireiškia įvairiais, sakau, negalavimais, pojūčiais, galbūt mintimis ir zliomis netgi, nes tai yra mintis, kurios nėra neišspręstos, į jas net kreipto dėmesio. Bet jeigu jūs siunčiate kūnui sąmoningumą, jį klausinėjate, jo jaučiate, leidžiate jam būti, koks jis yra, ir priimate jį, ir išklausote, ir leidžiate jam kalbėti su jumis, vis lengviau gyventi, vis labiau kūnas tampa tvirtovė. Vis labiau jis tampa lengvesnis, vis mažiau lieka barjerų, sienų, kurios jūs ribotų nuo jūsų pačių. Labai svarbu būti viduje nuoširdžiam su savim pačiu, būti atviram su savim pačiu. Nieko nuo savęs vis tiek negali paslėpti. Jeigu slėpsi, pasireikš vis tiek vienais ar kitais dalykais. Nieko neslėpkit nuo pačių savęs. Kiekvienas numojimas ranka ir neišklausimas jisai auga. Kaip ir jūs išmetate šiukšles ir jų neišnešate, jūs metate. Vis šis kalnas auga ir auga. Jis pradeda turėti kvapą, skleisti kvapą. Pradeda traukti parazitus. Pradeda traukti blogas energijas, pradeda traukti ligas. Nes jūs vis jį neigiate, vis išmetate, vis tingite prie jo prieiti. Išsivalykite visą tai, šios energijos, šios visos saulės energijos ir visi pliūpsniai, jie tiesiog padeda šitą visą dalyką išsivalyti ir palengvinti. Ir su kiekvienu pliūpsniu kūnas, sakau, tarsi apsuvaiksta, tarsi jam sunku net suvokti, kiek reikia visko išsivalyti ir jisai supranta, kad tai įmanoma padaryti ir tai po biškį vyksta ir tiek, kiek protas leis jam tai padaryti, tai vyks ir vis bus lengviau. Išsivalykite ir nebeteškite savo kūno, jo ignoruodami. Kalbėkite su juo, dėkokite savo kūnui. Tai nuostabiausias įrankis, protas nori sakyti, kosminis laivas, kuriuo naviguojate per šią realybę. Kalbėkite su juo. Netgi tyla, kuri ateina iš jo, yra nuostabus įvykis. Nes vadinasi, jisai nurimo, jisai neturi minčių, ne visą laiką dialogas su savo kūnu yra vienintelis atsakymas. Tyla lygiai tokia pati svarbi, kartais netgi dar svarbiau. Tyla gydo.
tyla jūs gražina į vidaus menes. Per tylą jūs galite patekti į vidaus ramybę, vidaus erdves. Daugelis kūnų, kadangi materija taip pat taip greitai susukus, bando prisitaikyti, labai sudirginti, suerzinti ir jie bando tą tylą atsigriebti už viską. Ir ta tyla yra labai svarbi žmonėms. Irgi lygiai taip pat kai kuriems tai pirmos evoliucinės laiptelis link šios visos energijos subtilios įleidimo į tarpelius, tarp ląstelių, tarp visų atomų kūne. Nebijokite tylos ir su kitais žmonėmis, ir su savimi. Tyla gali būti graži. Per daugybę metų žmonija programavo, kad tyla yra arba neprieinama, nesuvokiama, nes reikia jai labai daug įrankių, kad ją suvokti, daug praktikų atlikti, arba dėl to, kad tyla yra nepatogi, nes tyloje yra daug daugiau, negu protas gali apriepti, dėl to ta tyla yra nepatogi per pokalbį, per bendravimą. Jeigu tylos per daug, jautiesi, kad esi tarsi nuogas, turi kažko ją užpildyti. Labai įdomų santykiai tampa, kuomet juose vis daugiau tylos. Neprotinės, ignoracinės tylos, o tos tylos, kuri apgaubia, šildančios, mylinčios tylos. Tylos, kuri leidžia būti tokiam, kokie esi. Tiesiog laiko erdvę. Erdvę laikančios tylos. Ir toje tyloje lygiai taip pat ateina atsakymai. Nes kūnas pagaliau gali pasiilsėti. Akimirkai nekurti struktūrų, tiesiog pasiilsėti. Jauskite, kaip valasi kūnas. Kaip jisai paleidžia viską iš savęs, kaip rytas, kuomet rasa tiesiog rasoja, kyla nuo upės į viršų. Kaip upė tiesiog garuoja rytais. Teka savo linkme ir garuoja. Ir ta tyla aplink tą upę, kuri savo vaga tiesiog teka. Ta tyla tiesiog apkaupia, leidžia jai būti ir priima bet kokią jos būseną, tą apsivalymą, tą tekėjimą ir tą garavimą į viršų. Ir saulė liečia visą tai. Su savo energijos pliūpsniais jinai fasilituoja visą tą gijimą, tekėjimą. Tai yra tokia harmonija, tokia meilė. Tekėjimą naujų laikų, nauja erdvė. Dar niekad neregėtais, nepatirtais keliais.